kad tiek tarpukariu, tiek sovietų laikotarpiu apskritai vyras visada buvo toks traktuojamas kaip ne iki galo valdantis savo seksualinės aistras ir negalintis netgi to kažkaip fiziologiškai padaryti. Ir dėl to moteris turėjo prisimti tą atsakomybę už smurtautoją. Jinai turėjo ar dėl sijono, ar dėl to, kad jinai ėjo tamsia gatve, ar kad buvo išgėrusi, ar kad, kitaip kažkaip netitiko sovietinės moters idealo. Žodžiu, ji buvo atsakinga už tas nesuvaldytas vyro aistras. Na ir štai iš sovietinių mokymų taip pat turiu citatą. Štai Zalytis, Janis Zalytis knygoje Meilės vardu, aš šitą knygą atsimenu, ji buvo mano namuose ant lentynos su tokia širdelė nupiešta, violetinė knyga, aš ją labai gerai atsimenu. Štai jisai savo knygoje rašo, kiekvienai mergaitė dėrėtų žinoti, kas gali atsitikti, jeigu vėlyvą vakarą ji važiuos drauge su vyriškiu ir pasiliks su juo dviese. Tai buvo ir bus, kol egzistuos žmonija. Tokiais atvejais, nors ir keistai tai skamba, susivaldyti gali tik iš tiesų mylintis vyras, nors jo potraukis mylimai yra gerokai stipresnis ir gilesnis. Panašioms situacijoms dažnai kartojantis, mylintis vyras gali net susirgti, prostatinės liaukos uždegimu, neurozę ir taip toliau. Žodžiu, moteris yra ne tik atsakinga už vyro susivaldymą arba nesusivaldymą nuo seksualinio smurto, bet jinai dar ir ligas jam sukelti gali, pasirodo. Kodėl aš tai šneku? Todėl, kad aš šitą girdėjau. Šitie atgarsiai, būtent sovietinio mokymo, jie man pačiai esant paaugliai dar, aš nežinau kaip šiandien, bet man esant paaugliai, jie dar atsispindėjo ir mamų patarimuose, ir mokytojų, ir ugdytojų. Tai čia yra sovietinio laikmečio.